treniruočių praėjo, rinktinės štabas nepakitęs nuo praėjusios vasaros, bet rinktinė stipriai atsinaujinusi. Kiek stipriai skirsis žaidimo idėjos lyginant su praėjusią vasarą? Nelabai, manau pagrindai yra tie patys, aišku, yra naujų derinių įvesta ir taip toliau, bet svarbiausia buvo, nežinau, gal įjungti tuos naujai atvykusius žaidėjus, tai yra NBA ir viskas, manau, neblogai gavosi, tai reikia viską pernešti į rungtynes. Kalbant apie tos naujus žaidėjus, šiandien laukia 2 labai solidus debiutai. Pats debiutavai rinktinėje 2023 prieš Prancūziją. Išvykoje, kaip atsimeni tas rungtynes ir ar buvo tuomet papildomo jaudulio? Buvo labai baisu, aišku, tenai dar, nežinau, prieš labai garsias pavardės žaidžiau, nežinau, tas pavardės tik žiūrėjau per televizorių, tai buvo jauduliuko, bet tada visiškai atsijungi nuo tų žmonių, nežinau, kurių nėra aikštelėje, fokusuojasi į aikštelę ir viskas būna gerai. Tai manau, jiem kažkokios papildomos ar motyvacijos, ar kad numalšinta jaudulį žodžių nereikia. Manau, jie profesionalai ir viskas bus gerai. Kokius pagrindinius uždavinius treneris Rimas Kurtinaitis išskiria prieš šį draugišką mačą? Taip, tai, nežinau, mėgsinti bėgti į greitą puolimą komanda. Turi labai aukštus kūnus, bet gal fiziškai nėra tokie stiprus kaip mes, tai tiesiog turim tą išnaudoti po krepšiu. Ačiū, sėkmės. Naujos